Juokinga, ne? Sveiki visi, su jumis aš Gabija ir šiandien darau naują video. Nepatikėsit, ką darau, iš tikrųjų darysiu savo... Koks šiandien mėnesis, mama? Vasario mėgstamiausius! Oh my god! Didžiuoju savim, kad sugalvojau tokią originalią idėją ir niekas nėra to padarę. Pirmas mėgstamiausias mano vasario dalykas yra rankų dezinfektorius. Visą laiką naudojau šitą rankų dezinfektorių, bet tada atsirado šitas, aš upgraidinausi geresnį. Draugė jį padovanojau su gimtadieniu, nes aš labai nešvari galbūt esu, nežinau, čia buvo kaip namiokas, kad galėtų pradėti praustis. Ir išsitrinu rankas ir jos skaniai kvepia ir jos dezinfekuoja visus mikrobus ant tavo rankų. Kaip pagalvoju, labai liūdna iš tikrųjų, nes jie gal gražiai gyvena ant tavo rankų. Antras dalykas taip pat susijęs su švara yra šitas gelis prausimosi dušo žele. Ir kas galėjo pagalvoti, kad dušo želė tokia svarbi yra. Tas labai mažas, nes jis yra iš viešbučių. Žinot, kaip būna, kai pasiėmė iš viešbučių tos mėginėlius. Tai čia yra toks, nes šiaip neperku, bet teta buvo Tenerifė ir parvežė mum iš viešbučio tų. Ir niekad nenaudoju, bet šį mėnesį būtent naudoju. Man gyvenimas pasikeitė vis, tiek galimybių, tiek žmonių prie manęs prieina, nes nebebijom. Ačiū labai teta, kad man parvežė, nes man atsivėrė naujas pasaulis. Geriausias dalykas, kokį turiu šį mėnesį, nes mėgstamiausias. Guma. Niekas neįvertina gumos, aš pavyzdžiui gal neišsivalau dantų arba neturiu su kuo įsivalyti. Ir aš naudoju gumą. Taip pat atsiveria tiek daug galimybių, žmonės nebebijo prieiti prie tavęs. O galbūt tu šiaip nori skaniai kvepėti. Dantų šepetėlis, nes visą laiką pirkdavai gumą, bet nepirkai gumos ir sutaupėjai dantų pastai. Ir tu naudoji šepetėlį, šitas šepetėlis, pats geriausias šepetėlis. Ir labai jau senai naudoju, tik seniau būdavo daugiau ką valyti, nes dabar, kaip matot, išsivalau porą dantų, kurie yra likę. Tušinukas. Keičiantis gyvenimo dalykas. Aš kai einu į mokyklą, aš neįsivaizduoju savo dienos be tušinuko. Tušinukai yra patys geriausi. O kas dar geresni yra flomasteriai. Jie piešia spalvom. Ir žinot, kas dar geriau? Kad aš jų turiu Neverta. Taip neverta buvo. Tušinukas yra kelias į sėkmę. Visą laiką turėkite tušinuką. Visur nešiokitės. Visada nešiokitės tušinuką. Lėkštės ir puodeliai. Maistas lėkštėse. Kas galėjo pagalvoti, kad maisto būna lėkštėse? Negaliu nepažongliruoti. Irgi nebuvo verta. Pamirškit, ką kalbėjau apie puodelius. Tu gali taip visaip daryti ir nesitašk. Oi, iš puodelio bėgtų, o iš šito bėga tik lašiukai. Investuokit. Kiek metų aš gyvenau su puodeliais ir gėriau už puodelių gyvenime tobulėti. Ir aš ištobulėjau ir niekad nebeišpilu. Total Health Pharmacy iš Airijos taip pat teta atsiuntė, nes taip pat tai nenusipirkčiau, nes... Kvepalai. Galbūt tu tikrai neturėjai ir ten nusiprausti laiko. Yra kvepalai. Viskas. You're good to go. Tu gali eiti pasaulį. Aš visą laiką taip pat nešioju kvepalus visur. Šitas mažas mielas kaktusiukas, kurį gavau gal 11 ar 12 metų gimtadienio proga. Jis varlytė! Nemėgstu varlių, kodėl aš rodau mėgstamiausiuose. Ugnis. Ant jos kept galima. Oi, mano kamera kepa. Galima dešrelės keptis arba baklažanus, jeigu vegetaras esi. Man mama pirmą neleisdavo žaisti su ugnim, nes buvau mažytė ir visą laiką darydavau nesąmonės. Bet dabar turiu nuosavą žyžiką. Ir kurmis. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Iki kitų kartų. Ate!